Kągi, sveiki bičiuliai. Atvykom į dar vienas varžybas, šįkart kiek rimtesnis. Yra beprotiškas vėjas. Ištraukėm 18 sektorių, įsikūrėm, vyko pusvalandukas iki varžybų starto. Vienas pliusas, kad esam kampiniai, mums iš dešinės jau nieks netrukdys, o kaip elgsis kaimynai iš kitos pusės ir kaip į visą tai reaguos žuvis, pamatysim per artimiausias 2 paras. Taigi, kaip minėjau, dar pusvalandukas iki varžybų starto ir pradėsim 2 parų Undinės taurės varžybas Arbituose. Taigi, laukiam starto, dedam birštą ir tikiuosi Feldgygo komandai šios varžybos nebus prastos. Štai 3 valanda, pas mus kol kas tylu, pajaukinom, po kartą kol kas, draugas vieną daręs 2 taškus, vieną kiek gausiau jaukino, turim gan stiprų varžovą iš kairės, kuris šalia manęs gaudo, tikrai toli meta, man jau kol kas jo atsiekt nepavyks, bet bandom išnaudoti šį kampą. Pasirodė pirmieji kibimai tvenkinį, žinau, kad pagavo mūrą, porą karpių berods, bet tikrai dar nestebuklingai. Kas yra keista, kad nematyt beveik šuolių, vos vienas kitas per visą dieną, kol esam prie vandens. Ką, diena įsibėgėja, ieškosim kombinacijų, kaip sakoma, ir kiek vėliau atnaujinsiu informaciją, kas ir kaip vyksta dienos eigoje, likit. Tikiuosi pavyks prisišaukti dar šį vakar savo pirmąjį laimikį. Kągi, labas rytas. Už nugaros dar tik aušta nauja diena. Ir ką, vakariniam svėrimui žuvies nepateikėm, neturėjom. Mūsų krašte čia to aktyvumo daug nematyt, kaip tikėtasi tam kampe, kur laisvas kampas. Žuvies kažkiek aktyvumo per daug nebuvo rodytis, bet 4 ryto, visai neseniai, draugo meškerės pradžiugino visgi kibimukas, tai jau rytinį svėrimą sutiksim smagesnėm nuotaikom.
Turėsim ką jau pasvert. Gražus, didžiažvynis toks. O daugiau tylų ramu. Dabar irgi jau prieš 4 esu pakilęs, kaip sakant, stebiu vandenį, kas čia vyksta, tai per daug ką pastebėti kaip ir nėra. Kaimynai irgi nubudo. Ežeras po truputį, kaip sakant, kyla iš miego, vėl visi darbuojas. Ką, lauksim tolimesnių laimikių, tikiuosi, ne vien tik naujienų.
pasirodė katės ūsai su uodega, bet ne pelė, kas tai šamas. Kad ir kaip būtų gaila, bet trečias kibimas iki svėrimo dėja nelauks, žuvis neįskaitinė, nėra jis labai didžiulis, bet jums greit parodysiu. Tam taške gaudau su krill boiliukais, prieš tai pakobrinau, tai pilvas įsipūtęs, matyt privalgęs, taigi toks kibimėlis. Kągi, labas rytas dabar jau. Kaip matėt, turėjau nesenai kibimuką, žuvį pavyko ištraukti, dėja žuvis neįskaitinė, ne pats didžiausias šamas. Užkibo jis ant taškelio, kurį vakar pasidariau. Perkėliau jį ten kiek arčiau krantą, į patį kraštą sektorius. Ten gaudau krill boiliukais ir būtent tai sugundė šamą. Bet ten turėjom dar ryte šiandien kibimą. Tai panašiai kaip ir vakar, kaip ir draugui 4, taip šiandien jau apie pusę 5 ryto. Būtent tas taškiukas sudirbo, padovanojo žvynių. Ir, kaip matėt, vakar, iš vakaro dar pagavau būtent ant tos meškerės. Tai tą tašką nuo vakar dienos vis atsisaldinau, stipriai keičiau bazę. Gal tai padėjo, gal ne, gal tai atsitiktinumas, kas jau žino, bet žuvis krante. Tai tikėjausi, kad turėsim 3 svėrimams, bet yra visgi 2. Geriau nei nieko. Tai laukim teisėjų, sužinosim tikslius svorius ir pasimatysim. O diena daug gražesnė, vėjas aprimo, iki pietų praktiškai iš vis buvo ištylius. Tai buvo ir karpių kitoks aktyvumas matyt. O 2 dienas kamavęs stiprus šiaurys, kiek apsiramino. Tai laukiam varžybų pabaigos, pradėsim rinkti daiktus ir gal dar koks aplankys.
viskas. Baigės varžybos, baigės šį savaitgalis. Ir kaip pirmam startui, blinas nėra prisvilęs, gavos visai neblogas, tvirtai įsitaisėm turnyrinės lentelės vidury, netgi aukščiau. Tvirta 5 vieta, nuo 6 dar per 15 kg, nuo 4 per kokį 30 atsilikom, bet 3 gražios žuvis, kaimynai parodė, kur dar reiks tobulėt ir ko galima tikrai išmokt. O dabar paliekam Arvidus ir manau dar čia kažkada tikrai sugrįšiu. Tai kaip visad, share, like, subscribe ir susitiksim kitoj žvejyboj. Sakau jums ate iš šlapių matų.